Sveiki, mėlyjeji, parodysiu, su kam aš darau tas va tokias gražias skylutes, kad galėtume įdėti sėklytes. Nes taip, kai dedi, tai gali ir nulūžti šaknelė ar dar kas, kad nekišti į žemę tiesiog paprastai. Tai va, aš su paprasčiausiu markeriu pasiėmus ir pasidarau va tokias nedidelės iki 2 cm gylio skylutes. Ir tada labai paprasta dėti sėklytes. Ir tada jos gražiai sukula ir nenusilaužia šaknelių. Šį kartą labai gerai čia pavyko neperdaiginti, neperlaikyti. Tai va tik pradeda lysti šaknytės jau ir dedu iš kartą. Labai gražiai pasiguldo, nes kai būna ilgesnės šaknytės, tai jau nelabai čia už smagu dirbti. Šitą jau ilgesnę biškėlę, parodysiu kitos veislės, tai kartu nors vieną dieną dėtos daiginti, čia praėjo 2 paros, bet jų šaknelė tai jau labai didelė, ilga. Tai nerekomenduočiau taip išlaikyti iki tokio lygio, nes dedant, čia jinai oranžinė, tai kaip per telefoną, tai kažkaip tai nepagauna tos spalvos, jos yra beicuotos, tai aš jų nemirkiau nieko, tai va. Kokio ilgio šaknelė. Man labiau patinka, kai jos tik prasikala, kad jos būtų nedidelės. Ir tada nei jų tu nulauši, nei ten ką. Tai va, gražiai sugaldau ir tiesiog užkloju minkštą žemytę. Taip va, ir labai paprasta. Ir matai, kur pasodinta. O taip tik, jeigu grūsim paprastai, tai gali ir nulūžti, jeigu va taip, pavyzdžiui, be grūstume, ne, tai gali ir nulūžti ir šaknelė ir viską. Tai va geriau va gražiai įdėti, sudėlioti, paguldyti tiesiog sėklytes. Dirbu su pincėtu, kad nieko nenulaužti, imant, nes su pirštais tai tikrai gali tiesiog netyčiam vieną imant nulaužti kitą. Tai jau geriau va taip va su pincėtu dirbti. Ir gražiai susidėliojame čia sėklytes. Galiu pataisyti, kaip reikia. Ir tai va mes jas vis dar daiginam ir sodinam. Tai manau atliksim net iki, dar net nežinau, kiek mes čia, nes mes čia dar tik tai pasėjom, o šiandien jau kelinta čia 21 yra. Nu tai reiškia dar kokių 10-15 dienų, tai tikrai dar sodinsim, daiginsim šitą arbūzo sėklytes, nes daug sodinam ir pernai daug, bet pernai vis tiek pritrūkom, tai šiemet dar truputėlį daugiau bandysim pasodinti. Žiūrėsim, kaip čia bus, nes oras tikrai nelepina mūsų, saulės nėra, šalta, sniegas. Tai svarbu, kad nors vėliau atsirastų, dabar kol kas daiginam namuose, kad ir indeliuose, sudedam dėžę ant dėžės, šiltai prie židinio, laikam kol sudygsta ir tada vežame į šiltnamį. Ir pabaiga, jeigu pamatom nors vieną sudygusią sėklytę, tada jau ir vežam visą dėžę į šiltnamį ir ten pabaigia mum dygti. Tai va, tik tiek. Truputėlį, visiems didžiausios sėkmės ir iki.